Didinam apsukas. Kuo tu geras kelias per duobės, tai lėkiai. Geras kelias, didinam apsukas. Var čia į kairę sus. Į dešinę. Nu kur tu lėki, lėksi tarp duobių. Pirmą pavarą. Tarp duobių, va, žiūrėk, kaip galima čia gražiai pravažiuoti. Va, kaip gražiai galima pravažiuoti, va. Va, nei vienos duobės nekabinau, va. Va, visur gražiai, matai. Didinam apsuką. Dar matau, nelabai apsukų reguliatorių jaučiat. Didinam apsuką. Kur čia reikės važiuoti? Į dešinę, suksim į dešinę. Sukam. Ar jūs durne, ar kas jums darosi? Va Jėzau, taigi šitaip sankaba, va Jėzau, va Jėzau. Didinam apsukas, pasiekiam greitį galima. Leistinu greičiu važiuojam. Leistinu greičiu. Neišeina čia man viskį šiandien. Didinam apsukas! Neišeina, reikia knygelę bent kartą perskaityti. Čia tiesiai man? Nežinau, važiuojam tiesiai čia. Matai, kad kelio darbai stovi visokie. Tiesiai. Didinam apsukas. Leistinu greičiu, sakau, važiuojam. Leistinu. Netrukčiok tu! Dabar matote kliūtį, taip? Kaip elgsimės? Kliūtį matot už perėjos, kaip elgsimės? Kaip elgsimės? Da, jis būt man sykį grįbęs už vairą. Reikiuokitės į dešinę. Sankryžoje suksim į dešinę. Nors va tų keliukų va pilna, kur gali sukti dešinę, bet sankryžoje į dešinę. Pakočiu. Tokį vairavimą aš pavadinčiau pasyviu važiavimu. Tai aš nenoriu čia. Kliūtis, taip, matot kliūtį. Šitaip. Nu aplenkit tas duobės, aplenkit, nu ar negalima kitaip pravažiuoti. Tai. Didinam apsuką. Trečią pavarą! Nu jūs tikrai durni kažkokie, nu. Debilai. Aš stengiuosi. Bet neišeina. Didinam apsukas, nu duosinį antrą pavarą, va. O, kaip jūs išmokyt važiuoti? Trečią pavarą, nu ką? Vaje. Durniai. Kliūtį, matot, posūkį, rodom posūkį. Į kur rodyti? Nebištų, įliekam tu tos valytuvus jungia kur. Kiek leistime važiuoti gyvenvietėje? 50. Tai 50 ir laikykit. Ant kem 9 važiuoja čia, matai. Kur rankos turi būti, kur rankos. Ties 11 valandą. Kita ties 3, kita ties 11. O, ties 3. Jau pusė 4. Čia reikia posūkį rodyti? Nereikia, nu tai. Rodom posūkį. Nu tai.